Sveiki. Ar būna gyvenime tokių momentų, kai jums atrodo jūsų gyvenimas visiškai beprasmis? Lyg visa tai, ką jūs iki šiol darėt, nėra prasmės. Ir kai žiūri į visą praeitį, galvoju, kodėl visa tai turėjo būti su tavim, kodėl tas gyvenimas toksai turėjo būti, kodėl tu turėjai kodėl tu turėjai kažką pasiekti, ar su kažkuo susitikti, bendrauti, gimdyti vaikus, tekėti, kurti verslą ar tiesiog kažkam dirbti. Atrodo, nėra prasmės. Nėra prasmės niekame. Ir žinot, tokiomis akimirkomis man jau tikrai būna vis tos prasmės ieškojimas mano gyvenime. Ir tomis akimirkomis aš labai stipriai darau tokius dalykus. Aš tiesiog sėdu į automobilį ir pradedu važiuoti. Kažkodėl ėjimas manęs neperkrauna taip, kaip mane perkrauna važiavimas. Ir važiuoju iki tam tikros vietos, kartais ilgai važiuoju, tiesiog atvažiuoti, apsisuku ir grįžtu. Kartais važiuoju iki pušyno, prasivaikščioti, bet turi būti būtinai kažkokia atkarpa mano gyvenime važiuoti. Ir tuo momentu, lyg mano siela pradėtų dainuoti, ji pradeda šokti netgi. Ji pradeda visiškai kitaip matyti pasaulį. Aš pradedu labai džiaugtis dangum, džiaugtis gamta, džiaugtis viskuo, kas yra. Ir pradedu labai stipriai dėkoti. Labai stipriai. Tiesiog intensyviai. Ir įvyksta persikrovimas. Ir vėl matau prasmę savo gyvenime, matau priežastis, dėl kurių įvyko tam tikri dalykai, pasekmes tų priežasčių. Ir dėkingumas tai tokia nerašyta malda. Aš dėkoju už tai, kad esu sveika. Ir gera būti sveikai. Aš dėkoju už tai, kad aš turiu šį nuostabų automobilį ir aš galiu pasiekti visur, kur man reikia. Ir aš dėkoju už artimus žmones. Aš dėkoju už namus, už maistą, už rūbus. Aš dėkoju tiesiog už gyvenimą. Iš tiesų, kaip gera gyventi. Ir tas jausmas, prasmės jausmas, jis ateina taip kaip šilto oro gūsis, kaip jeigu jūs mėgstat vėsų orą, tai kaip vėsaus oro gūsis, jis tiesiog ateina ir tu vidum pradedi jausti, vėl gyvenu, įvyko persikrovimas. Taigi, paspauskit patiktuką, jeigu įdomu. Ta įdomi ta mano gyvenimo kelionė, visi įrašai praktiškai iš jos. Juk gali skaityti knygose apie viską, bet kol tu nepatiri to savo gyvenime, mes mokomės iš savo klaidų, tol neįvyksta tas persikrovimas. Su jumis Eligė ir skaičių magija.